Sveiki, su jumis vėl aš Antonas Zaničkovskis. Ir prieš tai jūs matėt mano krūtinės treniruotę, būtent kuri vyko prieš pasiruošimą Lietuvos čempionatui. Pasiruošimas nenuėjo veltui, aš tapau Lietuvos čempionu šių metų kultūrizmo. O šiandien norėčiau jums parodyti jau savo nugaros ir pečių treniruotę, bet jau kuri vyks masės auginimo periodu. Na ir pirmą pratimą darysiu standartiniai, prisitraukimą ir kartu su bloko trauka. Vis dėlto darau supersetų, netgi masės auginimo periodu ir važiuojame. Važiuojam toliau ir sekantis pratimas bus T-grifo trauka prie pilvo. Ir sekantis pratimas būtų bloko trauka prie pilvo, sėdint. Ir esminis dalykas to pratimo bloko traukos prie pilvo būtų tas, kad maksimaliai prajausti ir izoliuoti nugarą ir išjungti rankas. Turit galvot, tarsi jūs norit kažkam tai trenkti iš alkūnės, tas, kur stovi iš galo jums. Ir taip, toliau lėtai pereinam prie pečių. Čia būtų kaip ir galiniai deltai ir irgi nugaros pratimas, tai būtų mostai atgal, būtent šitam treniruokliui. Vėlgi sekantis pratimas galiniai deltai. Darau pirmais pratimais, kol dar šviečias sąlygtinai. Ir kadangi tas galinė delta ir duoda tokį vaizdą tų pečių pločio, taigi siūlyčiau daryti pirmais pratimais, kad geriausiai pradirbti. Ir būtų štangos trauka iš nugaros į viršų. Ir taip sekantis pratimas pečiaus būtų spaudimas smytė, aš darau už galvos, bet jeigu turit kažkokių tai problemų su pečiais, geriau stengtis daryti nuo krūtinės. Kadangi pas mane tokių traumų kaip ir nebuvo ir tam, kad jų nebūtų ir pas jumis, siūlyčiau daryti apšilimą, gerą apšilimą, nes pečiai, jeigu traumuosit, tai ilgai gys.
Pradedam nuo labai mažų svorių ir iš tikrųjų didelių labai svorių pečiams čia kaip ir nereikia, nes pastebėjau, kad pečiai būtent reaguoja į didesnius pakartojimus skaičius. Ir esminis dalykas, kad neištisiu kaip ir spaudime, kada aš rodžiau krūtinės pratimus, nedatisiu alkūnės iki galo, tam, kad netraumuot alkūnio. Sekantis pratimas būtų mostai į šonus su hanteliais, būtent pečiams. Ir pradedu su biškį didesniu svoriu, darau ant pakartojimų, pakeičiu hantelius, pasiimu mažesnius ir damušu, taip sakant. Ką norėčiau pasakyti apie tos mostus į šonus, kad darant dirba ir trapecija. Iš tikrųjų trapecijai nieko nedarau atskirai, o jeigu norit turėti gražią didelę trapeciją, tai siūlyčiau daryti kuo daugiau mostų į šonus su hanteliais. Ir paskutinis pratimas pečiams, toks kaip užpumpavimų jau, tai būtų štangos trauka prie krūtinės, kartu su laisvos štangos kėlimu prieš save. Ir važiuojam. Ir dėl štangos paėmimo pločio. Pasiimu biškį plačiau, tam, kad akcentuot būtent šoninės dalies peties. O jeigu siauriau imtumėt, tai būtų priekinės dalies akcentavimas, bet kadangi priekinė dalis dirba daugumos pratimuose, netgi kai darot krūtinę, tai visgi siūlyčiau daryti, akcentuot būtent šoninėms ir pasiimti trauką darant biškį plačiau. Na ir šį kartą matėt mano nugaros ir pečių treniruotę. Jeigu kylo kažkokių tai klausimų, rašykit po video ir prenumeruokit kanalą BioHero ir ieškokit manęs Facebook'e.